ankstyvas rytas. Labai ankstyvas rytas. Atsikėlus be 15:03. O dėl ko? Gaidžiai giedoja visą naktį. Bet dabar biški nutila. Jie kas, nežinau, 15 minučių. Pakriokauj, nutyl. Tai šiandien pirmas iki taip pagalvojau, jog norėčiau nusukti tam gaidžiui galvą. Blin. Neužsičiaupė niekaip. Bet dabar viskas gerai. Kavyti procese. Situacija tuoj pagerės. Na va, kaip jaukiai kalėdinės lemputės. Jau po truputį švent. Pavalgiau pusrytį. Išsikepiau anties kiaušinių. Ir dabar vitaminų metas. Lašišų aliejus. Čia, man atrodo, multivitaminai, akims, magnis. Nu, tu gaidį užtelk. Nu, jau kiek galima. Na, aš noriu tikrai tam gaidžiui nusukti galvą. Arba kad kokia žebenkštis pagautų. Nu, jau tokia nepatenkinta šiandien ryte. Paskutinį dieną Malaizijoje minti. Bet jo, kai nemiegojus visą naktį, tai noris kažkur išsilieti. Tai va, mano nakvynės vieta. Palmių plantacijoje. Nelėja naktį, tai bent tas gerai. Kažkaip, iš tikrųjų galėjo naktį lyti, būtų tas gaidys biški užtilęs. Ir man būtų geriau klausyti lietaus barbenimą. Nes dėjau kamštukus ausų ir tai nepadėjo. Gerai, užteks burbėti, laiks pakuotis. Ir čia Malaizijoje radau ančiuką. Tai irgi užsidėjau ant dviračio. Vietoj flamingo, kurį pamečiau Bankoke. Nu ką, po 8:15. Šiandien dar laukia 117 kilometrų iki Malakas. Ir Malaizija bus įveikta. 112 kilometrų. Šauna. Važiuojam. Na, sėd. Na, atrodo, aš gyvenu tarp palmių. Sustojau, o taip, pasidaryti kavytės. Dar yra tik po 10:15.
Bet eina savo, atrodo, visą naktį nemieguoju. Atrodo, kad kažkas su šlapiu skuduru būtų kaip reikia daužęs man į galvą. Nu, čia dar pasidegiau nuo uodų iš visų pusių. Jo, šiandien, man atrodo, su antru kavos puodeliu neapsieisiu. Ką čia galiu žinoti? Gal bus ir trečias. Kava išgerta. Dabar valgau bananus. Dieva žino, kokie jie yra skanumą. Gerai. Pailsėta. Dar 88 kilometrai. Užsisėdėjau. Dabar yra po 11:20, bet pakankamai plokščia, gal biškį daug eismo bus. Nes dabar vien gyvenvietės ir didesni tokie miestai. O, reik mintis čia daug uodų. Nu, palmių vaisių sezonas toliau tęsis. Alnos metas. Pusę kelią jau nuriedėjau šiandien. Pilni sunkvežimiai. Visur. Vienintelė įdomybė, ką dažniausiai pagaunu kely. Oi, nu va, kelelis tolimas, virgis takiems, palaiko kompaniją, kai neišsimiegojus, tai ir jaučias. Galvoj kažkoks rūkelis, noris tik tai valgyti, kad kažkaip dopaminą gauti. Kely kažkokia paranoja, kad mane nudauš, nu žodžiu, savijauta labai keista, bet va būtent dėl miego trūkumo. Dabar iš tikrųjų nebaisiai gerą dalyką padariau, išgėriau trečią kavos puodelį. Galbūt jog ne į naudą, bet bus matyti, dar lieka 50 km numinti. Turėjau sustoti biškį pasidžiauti palapinę. Dar nuo ryto buvo šlapia, jo, prikandau, kaip dabar reiks keliauti. Tai kai trūkst poilsio ir jums, žinokit, turbūt tas pats impulsai būna tokie stiprus ir sunku juos suvaldyti. Tai va, tarkim, man irgi šiandien su maistu. Nu, atrodo, nei alkana, nei ką, reik paėsti. Ot nereik, reik tvardytis. Bet va, kai nepailsi ir tiesiog nemastai per daug ir darai. Pagaliau platus kelkraštis. Prieš tai tikrai taip siaura buvo, tie sunkvežimiai kalek.
Tai jau tikrai biški per nervą skirta. Dabar galiu atsipūsti. O, vikšra. Labai primen iš karto Indiją. Dar 25 kilometrai. Bet jau norėjau prigulti čia ant suoliuką. Gerai. Va. Damuškim dieną. Už Lietuvą. Ir kaip man patink mano naujas aksesuaras. Kva, kva. Gerai, čia turbūt mano 20-oji aplankyta vaistinė. Ieškojau vieną aliejaus. Ir nu niekur, visur atrodo išparduota, arba iš vis net nėra turėję prekyboj, tai yra ricino aliejus, ricinos aliejus. Tai pasižiūrėjau YouTube'ai kelis video apie jo naudą, odai, plaukams, nagams, ragams, viskam. Tai truputį išbandysiu, pasižiūrėsiu, padeda, nepadeda. Čia gerai, organiškas. Na, jau beveik prie lovas. Esu jau Malakoj. Na va, pagaliau atmyniau į savo hostelį. Va, pamatysit kokią įdomumą lovą. Dabar iki 10:30 turėsiu dviratį palikti čia, prirakinti. Nakčiai galėsiu įsivežti į vidų. Tai ką, gerai. Krauti daiktus. Na va, ir iš viso 111 kilometrų. Tai čia yra kavinė, hostelis, tai ten yra stalai. Žodžiu, pyragaičiai, kava, čia valovas. Kaip man pasisekė, esu kambariukį, tai truputį mažiau garsų. Ir čia yra mano lova. Tai tokia įdomaus stiliaus, dar niekada neteko miegoti. Bet kol kas atrodo labai patogiai. O. Su veidrodžiu, sakė, tik tai teliks neveik. Ir šitas neveik. Bet ir neveik. Neblogai. Žinokit, man patink šitą kapsulį erdvėlaivis darbuojas. Čia netgi staliuks buvo pridėtas, čia pakabins. Šiaip pakankamai erdvu. Galima reguliuoti kondiškę. Na, aišku, čia irgi daug kas neveik. O, šits veikia. O šits... Na, neatrodo, kad veiktų. Pasijungiau dar savo lemputės. Iš tikrųjų bandau darbuotis, kažką daryti, būti produktyvi, bet ką noriu daryti, tai skrolinti telefoną. Čia pastebėjau irgi mano kažkoks pabėgimo įprotis yra, jeigu esu tikrai labai pavargusi, tai nesugebu su savim susitvarkyti ir atrodo imi tą telefoną, kažką tikrinti ir nusigreibauji į lankas. Tai va, gerai, mielieji. Tai tam kartui tiek. Mes susitiksim sekančiam video. Taip,
nors pasiliksiu čia dar vienai dienai, tvarkyti, remontuoti dviratį, nes šakę pjaun, diskas priekinis ir pavaras peršokinėja, tai jo nuvešiu į servisą ir taip dar tuo į skalbyklą, rūbus išplauti, tokių darbelių yra. Ir po to, kai jau viską apsitvarkysiu, reikia dar įsigyti bilietą, keltą, nežinau ar iš anksto, tai irgi nuvarysiu į uostą, nes parėjo mano vizą vakar, pagaliau. Tai taip. Gerai, čiau. Ačiū už jūsų laiką. Jeigu negaila, galite paspausti. Gerai, mielieji. Iki.